Alio Arnoldai, ateik jau aptarinėjom telefoną. Aš žiūriu, kur tu jį pradanginai. Taip, naujasis 14 Ultra. Xiaomi 14 Ultra. Ir ką? Ir ką? Išbandom, pažiūrėsim. Pirmiausia, kas krenta į akis, tai be abejo šita didelė kameros sala, kurią būtų galima, manau, jau sąžininkai vadinti kameros plynaukšte. Periskopu. Taip, bet apie ją dar pakalbėsim tikrai. Čia yra stalo kalnas. Pietų Afrikos Respublikai. Bet kalbant apie dizainą, pirmiausia, į mano delną, gana didelį mano delną, tai telefonas labai patogiai įsirėmė, graži šita ekologiškos odos nugarėlė, kuri leidžia jam neslysti. Sako, krauti su bevielio krovimu gali būti problematiška, uždedant ir jisai pakrenta į vieną ar kitą šoną. Taip, bet tu įsivaizduoji apie bevielį krovimą, prisimenu, šitas telefonas palaiko 80 vatų bevielį krovimą. Bevielių būdų jį galima įkrauti pilnai nuo 0 iki pilnos baterijos apysliai per 40 minučių, o su laidu 90 vatų ir įkroviklis yra dėžutėje, galima įkrauti per pusvalandį pilnai nuo 0 iki 100%. Aš nuo 0 iki 100% jį įkroviau su laidu per 27 minutės. O telefono raiška ekrano 2K+, taip pat prie šito dydžio. Ir beje, jis atkuria Dolby Vision, kas yra labai retas atvejis, gali žiūrėti serialus labai gerai, labai patogu. Ir labai geras garsas. Ar ne? Pastebėjai? Garsų dar nepaklausiau. Pakankamai neblogi žemi dažniai ir gana malonu žiūrėti. Tuoj, uždedu visą ryškumą. Žinau, kad ryškumas vadinamasis peak nitai, ar ne? Yra 3000 peak nitų. Tikriausiai iš čia matosi, kaip viskas yra ryšku. Čia LTPO ekranas, reiškia, jis gali keisti savo dažnius nuo 1 iki 120 Hz. Bet čia svarbus momentas, nes tai taupo bateriją. Kai žiūriu nuotrauką, gali būti tuo metu, kad ekranas veikia 1 Hz, kai žiūriu žaidimus 120 Hz, ar ne? Labai geras pastebėjimas. Taip, man atrodo, kad kaip tik dabar perėsim prie to, kas svarbiausia, nes čia iš tikrųjų nepainiokime niekas, čia nėra telefonas, kuris turi kamerą, čia yra kamera, kuri gali skambinti ir naršyti internete. Tikrai. Tu išbandėjai, aš išbandžiau, eikim parodykim viens kitam, ką mes čia aptikome. Na ką, fotografuojame maistą. Tokiu būdu galėsim išbandyti ir fotografavimo iš arti režimą, ir spalvas, ir filtrus, ir kitus svarbius dalykus. Taip. Aš išbandysiu makro režimą, automatinį makro režimą, tai yra nieko net neįjungsiu, tiesiog priartinsiu nuotraukoje ir pažiūrėsim, kaip atrodo šitie visi tortai ir keksai ir kiti. Atrodo, jie dailiai. Pabandom lygiai tą patį padaryti su makro režimu, įjungsime jį iš čia, tai makro. Ir kas atsitiko? Ogi atsitiko labai geras efektas. Mes matome visą daiktą, bet mes matom gražų bokeh fonę. Dabar portreto režimas, pažiūrim, kaip atrodo Arnoldas su mėsainiu. Gerai, aš nebeatrodau niekada su mėsainiu, gal šiek tiek geriau. Puikiai. Sunkiausias filmavimas, kiek esam darę, nes reikia nesuvalgyti. Na, jeigu visi tie portretiniai fotografavimo automatiškai netokie įdomus, visada galima pasirinkti profesionalus, kur jau galima, pavyzdžiui, diafragmą keisti pačiam, nuo pačios mažiausios iki pačios didžiausios. Priartinimą irgi. Aš turėjęs ir sunkesnių darbų. Baigiam fotografavimą, paimk telefoną ir ką jauti? Jaučiu, kad jisai pašilo. Taip, štai dėl ko tokia didelė baterija reikalinga ir toks greitas krovimas, nes fotografavimas ir filmavimas tikrai įtakoja veikimą ir aušinimas geras gelbėja šioje vietoje. Kodėl mes paplūdimi? Kad galėtume išbandyti sulėtintą video. Gerai, aš išbandysiu paprastą filmuką. Galima, pavyzdžiui, padaryti editą ir išsikarpyti, kas nereikalinga, kad mano pirštas į kadrą nelystų, kuris erzina. Štai koks yra profesionalus filmavimas. Profesionalus valdymas. Na tai kokie tavo įspūdžiai? Mano įspūdingi įspūdžiai, ypatingai kamera, kuri didelė, bet to pačiu ir pateisina save. Vaizdas man labai estetiškai primena profesionalią kamerą. Man tas labai patinka. Man iš tikrųjų patiko, kad šitas fotoaparatas taip gerai skambina ir taip gerai tinka naršymui internete. Ir dar labai geras faktas, kuris pas mus čia užrašytas. Šį fotoaparatą, kuris naršo internete, galite jau dabar įsigyti Tele2 salonuose arba internete tele2.lt. Užsukite ir suprasite, kur juda telefonų fotografija.